Ožkos naujais metais. Noriu palinkėti, kad kolektyve esančios ožkos smarkiai nebadytų viena kitos ir šalia esančius kitus žvėriukus irgi smarkiai nedurtų, nors adrenalinas reikalingas, bet skaudžiai nebadykim vieni kitų. O iš tikrųjų tai pirmiausia noriu kreiptis jau į vadovę mūsų brangė Salomėjos Nėries laiško, nežinau, kam rašyti tokiais žodeliais. Vieno tik trokštų, kad galėčiau palikti pasauliui savo širdies pavasarį, kad galėčiau paberti į žemę visas tas nuostabias gėles mano širdį sužydėjusias. Tai va, miela vadovė, dėkojam už tas muzikinės gėles, kurias bėrėte ir berėte jau daug metų, tiek praeitus, tiek tikimės ir šiais metais, linkėdami sveikatos stiprios ir kad tikrai sieloje sužystų tos gėlės, o tuo pačiu ir mes tada būsim laimingi ir džiugus. O kiek skaičiau horoskopę, tai pats laimingiausias yra mūsų vadovės, Šaulio ir kitų visų ženklas. Todėl labai džiaugiamės, kad galėsim prisiliesti prie šio ženklo ir būsim patys labai laimingi, stiprus. O tos sveikatėlės, tai tikrai linkim vadoviai, kada vadovė bus, atneš savo sielos ir muzikinę šilumą ir mes būsim laimingi. Tai su nauja darbo pradžia, su dėkingumu už praėjusi vargą ir linkime tikrai iš visų širdies pačios didžiausios energijos, ane? Va, repeticiją pradėjom, dabar jau vadovė kalbėjo. Ačiū labai. Reikėjo čia, ką čia dabar. Dėkui. Neturime lai pasimėti. Reikia atnešti. Dar šaunu.